Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kaip įsirašyti bet kokį Minecraft žemėlapį iš interneto platybių į Red Fox Cloud serverius. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu mane žiūri, ir tikiuosi, kad ne pirmą kartą, ir mano pamokos tau patinka, būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Red Fox Cloud kanalą. O jeigu tai jau padarai, tuomet esi šaunuolis ir keliaujam mokytis. Gerai, tai šiai pamokai mums kaip ir visada reikės vos tik kelių dalykų, tai pirmasis bus žinomas žaidimas, kad galėtume viską pasitikrinti, tuomet mūsų naršyklė, kad galėtume atsisiųsti iš kažkur tą žemėlapį ir FTP programą, tai aš naudosiu WinSCP, jūs galite naudoti bet kokią kitą, ten FileZilla ar, žodžiu, visiškai bet kokią, kokį jūs tik mėgstat. Jeigu nesat susidūrę su FTP programomis, tai kaip naudotis WinSCP yra padaryta pamoka, tai irgi kviečiu užsukti pasižiūrėti, pamokos nuoroda bus palikta aprašyme. Na, o dabar keliaukime į savo naršyklę ir štai čia aš esu atsidaręs minecraftmaps.com puslapį, tai iš esmės nėra skirtumo, iš kur siųstis tuos žemėlapius, bet aš galbūt rekomenduočiau šitą puslapį, nes čia turbūt yra viskas paprasčiausia ir lengviausia. Tai pavyzdžiui dabar aš, nežinau, noriu tarkim kokio parkour mapo ir man visai patinka šitas mapas. Tai tas mapas, kurį jūs matėte pačioj pradžioj. Pasižiūriu, MC version 1.21.4. Vadinasi, jeigu aš noriu, kad šitas žemėlapis man veiktų, man reikia Minecrafto versijos, kuri yra 1.21.4. Taigi, matot, yra daug žemėlapių ir skirtingų versijų. Čia 1.21, vienas tiesiog 21. Tai aš grįžtu čia, pasirenku žemėlapį ir tiesiog spaudžiu download map. Man atsiunčia, tuoj čia turi iškrist. Ir šitą žemėlapį aš jau išsikėliau, tiesiog dabar jis yra pas mane suglaustas, kitaip tariant, užzipintas. Tai ką dabar reikia padaryti, tai tiesiog išskleisti visus ir išskleisti šitą, sukompresuotą, suspaustą žemėlapį, kad mes matytume štai būtent va tokį va aplankalą ir įvairius va tokius failus. Neįsigaskite, pas man atrodo taip failai, pas jūs gali atrodyti kiek kitaip failai, bet iš esmės yra pagrindiniai data, datapacks, entities ir region. Gerai, dabar kitas dalykas, kur mums vėl reikia naršyklės, tai keliaujam į savo naršyklę. Ir jau šį kartą keliaujam į mūsų Red Fox Cloud serverio valdymo pultą, tai pasirūpinkime, kad mūsų serveris būtų išjungtas. Ir kadangi mano žemėlapis reikalauja 1.21.4 versijos, tai aš dabar ir įsirašysiu. Jeigu jums reikia kažkokios kitos versijos, tai tiesiog spaudžiat originalios versijos ir štai čia yra iš esmės visos Minecrafto versijos, kurios jums yra arba gali būti reikalingos. Tai aš įsirašau 1.21.4, pažymiu, kad visi failai bus ištrinti ir truputuką palaukiu. Ok, serveris įrašytas, tai galime čia uždaryti. Vėlgi išjungiame serverį ir pasirūpinam, kad serveris būtų išjungtas. Ir tuomet dabar jau mums reikės FTP programos ir prisijungti prie savo serverio failų. Na va, aš jau prisijungiau prie savo serverio failų. Jeigu nežinot, kaip prisijungti prie savo serverio failų, neišsigaskit, nueikit, pasižiūrėkit tą video, kaip naudotis WinSCP. Ten aš esu viską parodęs ir kaip prisijungti prie serverio, ir ką čia daryti, ir kas čia per nesąmonės, žodžiu, ką jūs čia dabar matot. Tai dabar jau kur išsiskleidėm, čia mano neišskleista, sekundę, atsigabenau išskleistais, buvo kitoj pusėje ekrano, tai va čia matot suskleistas ir čia atskleistas. Tai atskleisti failai, gerai, atidarom šitą ir dabar matot va šituos va failus. Šituos failus mums reikia perkelt ir iš esmės, negaliu sakyti sukeisti, labiau gal perkelti į savo pasaulio failą. Tai kaip matote, serveryje yra labai daug visokių aplankalų, bet mums aktualiausias aplankalas yra pasauliai arba world. Tai atidarom pasauliai ir dabar vėlgi matom 3 skirtingus pasaulius – Netherį, Endą ir World. World dažniausiai būna tas pagrindinis pasaulis ir jį dažniausiai reikia čia mums dabar modifikuoti. Tai atsidarom World. Ir štai čia matome iš esmės labai daug panašių failų. Taip,
Tai šituos visus failus, pasaulio failus, kurie yra serveryje, mes ištrinam. Tik neištrinkit, žinoma, jeigu jau esat žaidę ir ten yra kažkoks svarbus progresas, tuomet rekomenduoju juos kažkur išsisaugoti. Ir kai viskas jau yra ištrinta, tada tiesiog nukopijuojam mūsų naujo žemėlapio failus ir įkeliam juos į serverį. Ok, gerai, mūsų serverio failai yra perkelti, viskas yra gerai. Tai nesiūlau iš karto atsijungti, jeigu netyčia įvyktų kažkas, bet iš esmės dabar jau galime grįžti į savo valdymo pultą, įjungti savo serverį ir tuomet jau jungtis į žaidimą ir tikrint, ar veikia mūsų naujas pasaulis. Na ir kaip matote, aš jau esu savo žaidime, net pasikeitė serverio ikona, tai jau yra labai didelis ir geras signalas, kad viskas veikia, tai tiesiog pabandom prisijungti. Ir kaip matote, aš jau esu čia. Čia kažkokia skylė įdomi, aš čia nukrisiu, čia nenukrentu. Tai va, mapas veikia, galim įbėgti, bam, kažkur atsirandam, oi, kažkur krentam. Jo, tuoj paskęsiu. Tai šitaip paprasta yra ir nesunku tiesiog paimti ir įsikelti bet kokį žemėlapį iš interneto į savo Red Fox Cloud serverius. Tai su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas. Jeigu jums ši pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite mygtuką patinka arba širdelę ir sekite Red Fox Cloud. Na, o aš jums sakau, iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!